Sveiki visi! Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą, kuriame nušviečiame svarbias sveikatos temas. Šiandien kalbėsime apie vieną iš didžiausių klaidingų įsitikinimų mintį, kad insulto simptomus sunku atpažinti. Pasilikite su mumis, nes paneigsime mitus, pasidalysime svarbia informacija ir pateiksime patarimų, kaip išsaugoti sveikas smegenis bet kokiame amžiuje. Įsivaizduokite, kad turėdami šiek tiek žinių galite labai pakeisti kieno nors gyvenimą. Šiandien atskleisime, kaip lengva pastebėti insulto požymius įsimenant vieną paprastą žodį – FAS. Tai mūsų paslaptis, padedanti gelbėti gyvybes, ir mes ją dalijamės su jumis. Insultas gali ištikti kiekvieną, tačiau žinojimas, į ką atkreipti dėmesį, gali viską pakeisti. FAS – tai reiškia veidą, rankas, kalbą ir laiką. Išskaidykime jį. F reiškia veidą. Jei viena veido pusė nusileidžia arba jaučiasi nutirpusi, tai yra raudona vėliava. A rankos. Jei žmogus negali tolygiai pakelti abiejų rankų, atkreipkite dėmesį. S kalba. Kalbėjimo sutrikimai arba keistai skambantis garsas yra pagrindinis ženklas. Tai reiškia laiką. Jei pastebėjote bet kurį iš šių požymių, net jei jie išnyksta, laikas nedelsiant kviesti pagalbą. Tačiau yra ir daugiau. Kai kurie žmonės taip pat naudoja bei, EFAS, tai, pridėdami bei pusiausvyrą, pavyzdžiui, sunkumai stovint tiesiai, ir akis, pavyzdžiui, staiga sutrikęs regėjimas. Šie ženklai padeda mums užfiksuoti dar daugiau galimybių padėti. Kodėl svarbu veikti greitai? Todėl, kad kuo greičiau žmogui suteikiama pagalba, tuo didesnė tikimybė, kad jis pasveiks. Kai kurie gydymo būdai gali padaryti stebuklus, bet tik tuo atveju, jei jie skiriami netrukus po to, kai prasideda insultas. Štai kodėl jūsų greiti veiksmai yra tokie svarbus. Mokydamiesi ir dalydamiesi FAS, tai visi galime būti pasirengę veikti lemiamą akimirką. Tai reiškia, kad reikia rūpintis vieni kitais ir būti pasirengusiems įsikišti. Žinios yra galia, o šiuo atveju tai galia išgelbėti gyvybę. Įsitikinkime, kad visi žino FAS, tai, kad kritinėmis akimirkomis visi galėtume tapti didvyriais. Atminkite, kad svarbi kiekviena sekundė, o pasirengimas bei EFAS, tai gali būti labai svarbus. Jūsų sveikata yra jūsų turtas, o veiksmai dabar tai jūsų pergalė prieš ateities apgailestavimus. Ačiū, kad žiūrite ir nepamirškite pamėgti, dalytis ir prenumeruoti, kad gautumėte daugiau sveikatos patarimų ir tiesų. Iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.